Nu, ačiū. Ar galiu parsinešti namo stiklinę? Trumpa istorija. Oro balionas yra pirmasis skraidantis objektas pakėlęs žmogų į dangų. Pirmieji pakilo, aišku, ne žmonės, nes nebuvo saugu, bet viską sugalvojo broliai Montgolfier, kurių tėvas turėjo popieriaus fabriką, o jie buvo linkę į mokslą ir pastebėjo vieną kartą, kad laužo dūmai kyla į viršų. Tai jie sumastė, kad dūmai ir yra kelianti jėga, dėl to nusprendė padaryti didelį kupolą, pirmąjį balioną, į kurį prileido dūmų, na ir jis pakilo. Pirmą kartą jie leido su gyvūnais, tai ten berods buvo gaidys, katinas, asilas, na kažkokie tai gyvūnai, tiksliai negaliu pasakyti, bet iš pradžių paleido su gyvūnais, pamatė, kad jie nusileido sveiki, viskas tvarkoj. Tuomet nusprendė, kad reikia pabandyti su žmonėm. Kadangi patys rizikuoti nenorėjo, tai irgi ne patys skrido, įsodino kažkokius tai kitus žmonės, jie praskrido, irgi sėkmingai nusileido ir prasidėjo skraidymų era. Na, daugiau žmonių pasidarydavo tuos balionus, praskrisdavo, na ir buvo daug ūkininkų, tai vyko Prancūzijoje ir tie ūkininkai pykdavo. Na, susitaikymui visą turėdavo šampano, darydavo vaišes, na ir iš to kilo krikštynos. Tai dėl to dabar mes tave ir pakrikštysim. Taigi, šiuo išguldoma, kad Povilas Dumbliauskas lėkė oro pūsle Alita iš Jotvingių gimnazijos stadiono į Alytaus aerodromą ir pakrikštijus jį žeme, ugnimi, arielka ir pagraudenimais, tai mes krikštysim ugnim, nes ugnies pagalba pakilom. Gesinsim šampanu. Taip, šampanu. Ir uždėsim žemės. Taip, nes Pilnas visos ugnimi, nes jos pagalba pakilom. Vanduo yra visų krikštynų kaip ir atributas, tai dėl to mes turim šampano. Na ir žemė dėl to, kad visada yra džiugu į ją nusileisti. Tai va, pakrikštijus suteikiamas jam garbus Jotvingių princo vardas ir titulas. Na, toliau data, mano parašas. Dabar jau, vat, duomata. Dabar yra taip. Keletas taisyklių. Antrą kartą krikštyti niekas negali, pasakai, kad esi skridęs, turi krikštą, krikštyti antrą kartą negali. Visada turi padėti oreiviam, pamatai, kad nusileido, pribėgi, paklausai, ar padėti, ar dar kažkaip. Ir be viso to, tą, ką matei, tau dovanoju. Bet visa tai priklauso tik tada, kai esi pakilęs nuo žemės. Tai va, tiek. O krikšto negalima plauti mėnesį, kad gerai įsigertų. Taip pats prauskis, o krikšto ne. Taip, viskas, gali stot. Imsi. Į ką, kad vakar visi? Gerai visi? Tirčiau saikit, arčiau. Nu ką, už tą trumpą skrydį kokį. Jo, bet laiminga, gero. Dėkui labai. Kapitonas? Jo, tai... Aš esu visai. Na, čia toks sukilotiškai. Radaras rodo Lenkijoje. 3A studija.